Sveiki! Baigėme nagrinėti įvairiausias trigonometrinės lygtis. Ir todėl dabar prisiminsime formulės ir sprendimus dar sudėtingesnių trigonometrinių lygčių. Pabandykime išspręsti štai tokią lygtį. Sinus 2x plus kosinus x yra lygu 0. Aišku, kad pritaikau sinuso dvigubo kampo formulę, kad tai yra 2 sinus x kosinus x ir tada gaunu štai tokią lygtį. Pastebiu, kad abu nariai turi bendrą dauginamąjį kosinusą x, jį galiu iškelti prieš skliaustukus, o skliaustukuose lieka 2 sinusai x plus vienetas. Sandauga yra lygi 0, kai vienas iš dauginamųjų yra lygus 0, todėl parašau, kad kosinus x yra lygu 0 arba 2 sinusai x plus 1 yra lygu 0. Čia pritaikau grafinį vaizdą, pasižiūriu, kada kosinusas virsta 0 ir parašau, kad tai yra prie pi iš 2, kuris kartojasi kas pi k, kur k priklauso sveikųjų skaičių aibei. O čia išsprendžiame lygtį sinusas x yra lygu minus 1/2 ir gauname atsakymą. X yra lygu minus 1 m-tuoju laipsniu, arksinusas minus 1/2 plus pm. Apskaičiavus arksinusą minus 1/2, žinome, kad tai yra minus pi iš 6, o vietoj minus pi iš 6 mes galim parašyti minus 1 kart pi iš 6 ir apskaičiavę minus 1 m-tuoju kart minus 1 gaunam, kad tai yra minus 1 pakeltas m plus 1 laipsniu, padaugintas iš pi 6 plus pm, kur m priklauso sveikųjų skaičių aibei. Prisiminėme formulę sinuso dvigubo kampo. Prisiminkime dar ir kosinusą dvigubo kampo formulę, kuri yra kosinusas kvadratu x minus sinusas kvadratu x. Dabar išspręskime lygtį 2 kosinusai kvadratu x minus 5 sinusai x plus vienetas yra lygu 0. Mes žinome, kad sinusas kvadratu x plus kosinusas kvadratu x yra lygu vienetui. Todėl galime pasakyti, kad sinusas kvadratu x bus vienetas minus kosinus kvadratu x. Pritaikę štai šitą formulę ir vietoj sinuso kvadratu, nes aš sprendžiu šitą lygtį, taip, įdėjusi vienetą minus kosinus kvadratu x, aš gausiu štai tokią kvadratinę lygtį. Šitoje vietoje, kur rekomenduoja išspręsti, aišku, kad jūs įdėtumėt, kad kosinusas kvadratu x yra lygu vienetas minus sinusas kvadratu x. Pabandykite tai padaryti savarankiškai. O kvadratinės lygties sprendimo kartoti, manau, nereikia. Gauname lygtį, skaičiuojam diskriminantą, randame a pirmąją reikšmę, a antrąją reikšmę ir nepamirškite, kad kosinus x lygu a lygtis turi sprendinius tada, kai mano a raidė priklauso intervalui nuo minus 1 iki 1 uždaryto. Todėl jūs galite net ir netikrinti, kad kosinus x lygu 3 lygtis sprendinių tikrai neturės. Bet galite ir paspausti ar kosinusas trejeto ir matysite, kad tai yra klaida ir neegzistuoja jisai. Dabar beliko išspręsti tik tai kosinus x lygu 1/2, pritaikome sprendinių formulę, ar kosinusas 1/2 yra pi iš 3 apskaičiuojam, tai ir bus mūsų atsakymas, plus minus pi iš 3, kuris kartojasi kas 2 pi k, todėl ir parašyta plus 2 pi k, k priklauso sveikųjų skaičių aibei.
Išspręskime tokią lygtį a sinus x plus b kosinus x lygu 0. Akivaizdu, kad kai kosinusas yra lygus 0, sinusas tuo metu yra lygus vienetui. Todėl galiu sakyti, kad kosinusas, jeigu yra 0, tai yra prie pi iš 2 plus pi k kampo, tai lygtis sprendinių neturėtų. Vadinasi, tikrai kosinusas lygus 0 netinka. Todėl mes galime abi lygties šitas pusės padalinti iš kosinuso x nelygaus 0, nes ką tik įsitikinome, kad jis mums netinka lygčiai. Gauname a sinus x dalintas iš kosinus x plus b kosinus x iš kosinus x padalinto, o 0 dalindami iš kosinuso x gauname 0. Matome, kad čia kosinusai susiprastina, o sinusas dalintas iš kosinuso yra tangentas, todėl gavome lygtį, kad tai yra a tangentas x plus b lygu 0. Iš čia pastebim, kad tangentas x bus minus b dalintas iš a. Reiškia, atsakymas tokios lygties būtų arktangentas minus b dalinto iš a skaičiaus plus pi k, kur k priklauso sveikųjų skaičių aibei. Todėl žinau, kad pastebėjusi tokio pavidalo lygtį, man reikėtų dalinti iš kosinuso x nelygaus 0. Ar galima dalinti tą lygtį būtų iš sinuso? Taip galima, bet šitoj vietoje būtų pas mus kotangentas, o kotangento ir skaičiuotuve nėra, tai gal geriau darykim taip, kad būtų tangento funkcija šitoj vietoje. Pabandykime išspręsti lygtį štai šią. 3 sinusai x plus šaknis iš 3 kosinusas x lygu 0. Ir kaip šį čia rodo, pabandykim padalinti iš sinuso x. Gavome, kad tai yra 3 plus šaknis iš 3 kotangentas x lygu 0. Ir gaunam, kad tai yra kotangentas x lygu minus šaknis iš 3. Problema vienintelė. Iš kurgi gauname ark kotangentą minus šaknies iš 3. Ark kotangentas minus šaknies iš 3 yra skaičiuojamas taip. Rašote pi minus ark kotangentas šaknies iš 3. Žinome, kad ark kotangentas šaknies iš 3 yra pi iš 6. Štai iš kur pas mus atsirado 5 pi šeštosios. Pabandykite padaryti trečiąją užduotį, tai yra sinus x minus kosinus x lygu 0. Patarčiau dalinti iš kosinuso x nelygaus 0. Išspręsiu eilutę a iš šito uždavinukų sąrašo. Jūs pabandykite išspręsti visas likusias lygtis. Persirašiau pirmąją lygtį ir pastebiu, kad turime bendrą dauginamąjį. Tai yra sinusas x. Jį išsikeliu prieš skliaustukus ir gaunu skliausteliuose kosinusą x minus vienetą. Sandauga yra lygi 0, kai bent vienas iš dauginamųjų yra lygus 0, todėl parašau, kad sinus x yra lygu 0 arba kosinus x minus 1 lygu 0, tai yra kosinus x lygu vienetui. Sinusas x yra lygu 0 prie 0 laipsnių, kuris kartojasi kas pi k, todėl rašau pi k, kur k priklauso sveikųjų skaičių aibei, o kosinus x yra lygu 0 vienetui prie 0 laipsnių taip pat, kuris kartojasi kas 2 pi k. Parašau 2 pi n. Todėl, rašydama atsakymą viso uždavinio, aš suprantu, kad man užtenka parašyti atsakymę pi k
kur k priklauso sveikųjų skaičių aibei, todėl kad šitų sprendinių yra daugiau ir šitie sprendiniai kosinus x lygų 1 įeina į šitos lygties atsakymus. Todėl ir parašau atsakymą štai tokį. Dabar išspręskime, man net nurodo lygtis, įvedant naują nežinomąjį. Patarimas, taip kaip mes darėm pačioj pirmoji užduotį, nepamiršti, kad sinusas kvadratu x yra vienetas minus kosinus kvadratu x, o kosinus kvadratu x yra vienetas minus sinus kvadratu x. Bet aš norėjau spręsti eilutę h ir jūs matote iš karto keitinį, kad aš galiu pažymėti, kad kotangentas x yra lygus raidei t. Gausime lygtį t kvadratu minus 3t minus 4 lygų 0. Išspręsiu suskaičiavusi diskriminantą ir beliks man įsistatyti į pažymėjimą. Aš gavau sprendinius ketvertą ir minus vienetą ir dabar įsistatau. Pirma dalis gauname, kad kotangentas x yra lygus 4, todėl mūsų atsakymas bus arc kotangentas 4 plus pi k, kur k priklauso sveikųjų skaičių aibei, o išsprendus antrąją lygtį, kotangentas x yra lygu minus 1, mes gausime arc kotangentas minus vieneto plus pi n rašysiu šį kartą, kur n raidelė priklauso taip pat sveikųjų skaičių aibei. Arc kotangentas minus vieneto yra 3 pi ketvirtosios. Todėl mūsų atsakymas bus ir arc kotangentas 4 plus pi k ir x lygus 3 pi ketvirtosios plus pi n, kur k ir n priklauso sveikųjų skaičių aibei. Dabar prisiminę dvigubo kampo formulės, sinuso dvigubo kampo, kosinuso dvigubo kampo, pabandykime išspręsti tuos uždavinius. Norėčiau išspręsti eilutę f. Kosinusas dvigubo kampo yra, iš karto įsirašau, kosinusas kvadratu x minus sinusas kvadratu x plus, persirašau, kas buvo sąlygoje šaknis iš 3 kosinus x plus vienetas lygu 0. Ir noriu išspręsti dabar ją. Grįžtu prie praeito aiškinimo. Jūs pastebėjote, kad yra kosinusas kvadratu, sinusas kvadratu. Jūs galite pasirinkti, kurį tik norit, bet man vadovauja kosinus x, kuris neturi kvadrato. Todėl aš žinau, kad man reikės įvesti pažymėjimą, kad kosinusas x yra lygus t, todėl vietoj sinuso kvadratu ir įsirašau, kad tai yra vienetas minus kosinusas kvadratu x. O visą lygtį perrašau taip, kaip jinai buvo. Matote, kad atskliaudus, sutraukus panašius narius, gausite 2 kosinusus kvadratu x plus šaknis iš 3 kosinusas x minus 1 plus 1 susiprastino, todėl liko tik tai 0. Aš galėjau šitos lygties ir nespręsti įvedus pažymėjimą, tai yra galėjau išsikelti kosinusą x prie skliaustukus, ko gero būtų taip ir lengviau daryti man dabar, bet tai, kad aš jaučiau pažymėjimas, koks tai turėtų būti, man leido atrasti, kad reikėtų keisti būtent sinusą kvadratu į vienetą minus kosinusą kvadratu.
O aš dabar bendrą dauginamą išsikeliu prieš skliaustukus be pažymėjimo įvedimo. Ir sprendžiu, kad kosinus x turi būti lygu 0 arba kosinusas x yra lygu minus šaknis iš 3 dalinta iš 2. Čia turim atsakymą pi iš 2, kuris kartojasi kas pi k. K priklauso z. O čia turėsime pagal formulę sprendinių, kad tai yra plius minus ark kosinusas minus šaknies iš 3 dalintas iš 2 plus 2πn, kur n taip pat priklauso sveikųjų skaičių aibei. Beliko apskaičiuoti ark kosinusą minus šaknies iš 3 dalinta iš 2, o tai yra 5π6. Todėl mūsų atsakymas bus. Neperrašysiu. Pi iš 2 plus pi k ir plus minus 5π6 plus 2πn, kur k ir n priklauso sveikųjų skaičių aibei. Išspręskime lygtį kosinus 3x kampo plus sinus 3x kampo lygu 0. Pastebėjome, kad tikrai šią lygtį galime padalinti iš kosinuso 3x, todėl, kad kosinusas 3x lygu 0 tikrai negali būti lygties sprendinys. Gauname padalinus vienetas plus tangentas 3x kampo lygu 0. Lieka išspręsti lygtį. Tangentas 3x yra lygu minus 1 ir pritaikėt sprendinių formulę ark tangentas minus vieneto. Žinome, kad yra minus pi iš 4, todėl turėsime atsakymą, kad x yra lygu minus pi iš 12, nes aš jau padalinau visą lygtį iš 3, plus pi k taip pat padalintas iš 3. K priklauso sveikųjų skaičių aibei. Tai ir bus mūsų šitos lygties atsakymas. Ir bandykime spręsti trigonometrinės lygtis su papildomom sąlygom. Čia yra jūsų savarankiškų sprendimui pabandymui, išspręskite, o aš paaiškinu lygtį kosinus 2x kampo minus 1/2 lygu 0 ir prašau rasti sprendinius intervale nuo 0 uždaryto iki pi taip pat uždaryto. Sprendžiu lygtį kosinus 2x, perkeliu 1/2 į kitą pusę, pritaikau sprendinių formulę, parašau, kad 2x bus plus minus ar kosinus 1/2 plus 2πk, kur k priklauso sveikųjų skaičių aibei, apskaičiuoju ar kosinusą 1/2, kad tai yra plus minus pi iš 3, padauginu lygtį iš 1/2 ir gaunu, kad būtų visi sprendiniai x lygu plus minus pi iš 6 plus πk, kur k priklauso sveikųjų skaičių aibei. Bet man reikia atkreipti dėmesį tai, kad man reikia x iš intervalo nuo 0 iki pi. Todėl pradedu nagrinėti ir imu vietoj k 0. Apskaičiuoju, kad tai sprendiniai plus minus pi iš 6, minus pi iš 6 intervalui duotam nepriklauso, pi iš 6 duotam intervalui priklauso. Todėl aš jau jį rašysiu į atsakymą. Imame vietoj k vienetą. Įsistatom, padauginam pi iš vieneto, apskaičiuojame du sprendinius. Minus pi iš 6 plus pi yra 5π6, kurios intervalui priklauso, dėsiu į atsakymą, o pi iš 6 plus pi yra 7π iš 6
ir jau intervalui duotam nebepriklauso. Todėl ir įrašysiu tuos atsakymus, kuriuos gavau. Galėčiau dar tikrinti vietoj K2, bet jau suprantate, kad tikrai intervalui nebepriklausys. Mano atsakymas yra pi iš 6 ir 5 pi iš 6. Išspręskite būtinai štai šias lygtis. Sėkmės jums!